Daug dirbta su kolegomis ministerijomis dėl valstybės dekarbonizacijos eilėje sektorių, išreitinguotos priemonės iš 500 siūlymų, kaip mes toliau dekarbonizuosime savo pramonę, energetiką, žemės ūkį ir atliekų tvarkymo ir transporto sektorius. Pavasarį, balandžio, gegužės mėnesį tvirtins vyriausybė nacionalinį energetikos ir klimato kaitos valdymo planą, kuriuo iš esmės nusimatysime ir finansavimo prioritetus, kaip leisime modernizacijos, sanglaudos ir klimato kaitos programų lėšas. Taip kad čia irgi dėmesio vertas procesas, kurį užbaigsime visiškai netrukus.